Skirtingi kūrybinių industrijų atstovai pritarė, kad šiuolaikiniams vaikams ateityje itin pravers kūrybinis mąstymas, kuris darbo rinkoje visada sukuria papildomą pranašumą. Nepaisant specialybės, kurią vaikas ateityje pasirinks, kūrybiškai mąstyti ir laisvai reikšti savo mintis visi mokomės ankstyvame amžiuje. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vadovas sako, kad kurti ir laisvai reikšti savo idėjas vaikams itin paranku per neformaliojo ugdymo veiklas. Amerikiečiai prieš keletą metų yra atlikę tyrimus, kur rodoma, kaip pasikeitė poreikis darbuotojų, tai jis pasikeitė taip, kad išnyko beveik, tiksliau sumažėjo tiesiog darbininkų, žemės ūkio darbuotojų ir geometrinė progresija auga kūrybinių darbuotojų poreikis. Būtent ateitis priklauso žmonėms, kurie kūrybiški. Tai duodu užduotį, duodu komiksą, toliau užduotį, kompozicijas, šriftas. Tai eina toks palaipsniui, kad jie ir kūrybiškumo to gautų, laisvės, ir po to vėl mes pasimokom. Po to vėl jie kūrė ir vėl mes pasimokom. Tokiu principu mes dirbam. Čia užtenka pakankamai. Kūrybiškumo, čia vienas įdeda daugiau medaus, kitas įdeda daugiau kiaušinio ir tada persikuria receptai, padarai kažką tai naujo visiškai. Kaip ir pasakau, galima iškepti sausainius, galima iškepti karamelinį blyną iš lygiai tų pačių produktų. Bet kartais ta kūryba galbūt nėra ir naudinga šiuo atveju, nes jeigu norim kažkokį gauti konkretų rezultatą, tai kulinarijoje labai tiksliai reikia kai kurios dalykus atsisverti ir susimatuoti. Bet be kūrybiškumo nežingsnio. Jeigu ta užduotis nepatinka arba nenori arba neišeina, tai tiesiog pagal save daro. Performuluoju, kad kitaip padarytų, bet esmė liktų ta pati. Tai galbūt čia ir probleminis labiau dėstymas išeina, kai sukeli iš tam tikros pozicijos problemą ir tą problemą turi spręsti pagal save, nebūtinai pagal skirtą užduotį. Yra labai svarbus momentas laisvė rinktis, laisvė veikti, nes pirmiausia vaikas turi galimybę pasirinkti, kas jam patinka. Būtent pabrėžčiau, kas jam patinka ir kad, sakykime, nuo 7 iki 14 metų vaikas turėtų praeiti kuo daugiau įvairiausių būrelių. Ir tu negali pasakyti, kas tau patinka, jeigu niekada tu nesi bandęs. Ir mes dažnai turbūt ir tėvai sako, kai mama valgyk šitą, aš nevalgiau, tu ragavai, ne. Tai iš tikrųjų mes turime vaikui suteikti tą galimybę viską išbandyti, nes būtent išbandęs jis susiranda, kas jam patinka, kas jam įdomu ir tada jis gali būtent rinktis savo gyvenime su viena ar kita veikla susijusio tiek specialybę, tiek savo ateitį. Specialistų teigimu, laisvai reikštis vaikams labiausiai sekasi tose neformaliojo ugdymo veiklose, kurios jiems tinka ir patinka. Todėl mažiesiems reikia leisti atrasti būtent tokią, kurioje jų kūrybiškumas atsiskleistų su didžiausiu noru tą daryti. Tėvams patarimas, kad iš tikrųjų reikia vaiką stebėti ir jokių būdų nepiršti jam savo nuomonės. Ir kad jeigu matot, kad vaikas nelaimingas vienam ar kitam būrelį, tai nereiškia, kad jis tinginys. Tai reiškia, kad jis neatrado tai, kas jam patinka. Ir tada reiškia ieškoti reikia toliau ir galbūt daugiau klausyti pačių vaikų, nes jeigu vaikas kažkodėl tai nori eiti su žvėreliai susėjusi būrelė, o mamos ar tėčio nuomonės yra visiškai kitokios, tai ko gero reikėtų vadovautis vaiko nuomonę. Ypač jeigu jis jau yra 7-8 metų, bent jau įsiklausyti ją. Iš kitos pusės taip, tėvų gal pareiga suteikti galimybę vaikui kuo daugiau aplankyti įvairiausių veiklų ir jį stebėti. Taip pat Lietuvos vaikų ir jaunimo centre šiuo metu vykdoma asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymo programa, kurios dėka vaikai kiekvieną mėnesį skatinami išmokti ne tik konkrečių su pasirinkta veikla susijusių gebėjimų, bet ir tokių, kurie padėtų auginti kūrybiškus darbo rinkoje konkurencingus specialistus. Gruodžio mėnesį centre itin daug dėmesio skiriama laisvai saviraiškai, o sausio mėnesį bus skatinamas kūrybiškumas įvairiausiomis formomis. Vaikų svarbu išbandyti save ir svarbu išbandyti per pakankamai trumpą laiką. Mes jaunimo centre prieš keletą metų atidarę esame specialias programas, kuri viena vadinasi bandyklė, o kita patirtukas. Ir esmė tų programų yra, kad viena vyresniem, kita mažesniem, kur vaikas per trumpą laiką gali susipažinti ir išbandyti save įvairiuose būreliuose.